Laidą pristato Auksinė mintis. Liaudies išmintis sako, kad santuoka būtų tvirta, prieš vestuves vyras bent kartą turi pamatyti būsimą žmoną be makiažo. Plačiau miestelio naujienas aptars Politikių klubas. Pamenate, kolegė, kalbėjome apie moterų pataisos namų direktorių, kuris prisišoko. Šitas, pamenu, ar ku? Tai va, jis iš tikro prisišoko. Kaip sakant, ministras jam padėkojo už tarnybą. Nesupratau nieko, ką tu čia nori pasakyti. Sakau, teisingumo ministras Šimašius įkalinimo įstaigos direktoriui antradienį paskyrė pastabą už tai, kad Norvaišas, dalyvaudamas viename televizijos šou projekte, elgėsi netinkamai ir diskreditavo pareigūno vardą. Aš tai žaidė, mane, tai koks dėkingumas paliekant ministrą postų, tai koks neklaužada. Na, nelabai graži dovanėlė, bet taip jau yra. Lietuviškas gerumas, būtinai, taip sakant, apkakos žmogų, jokio supratimo ir jokios užuojautos nieko nėra pas ministrų. Matai, kažkas ministerijoje jį labai myli, kabutėse. Paklausyk, kas rašoma ministerijos išplatintame pranešime. Gerai, pagarsinkit, prašau man. Cituoju, Norvaišas pristatomajame reportaže buvo parodytas kaip arogantiškas moterų pataisos namų direktorius, kuris su tariama nuteistąja šokių projekto dalyvė elgėsi įžeidžiai, demonstruodamas neribotas galias tariamos nuteistosios atžvilgiu. Ir ką? Tikrai jis geras aktorius, ką beje įtariu, kad jam scenarijų ir tam vaizdelį kažkas sukūrė ar parašė, ne? Tai žinoma, kad ne jis pats, gal koks Valinskas, ką čia gali žinoti? Aha, sakai Valinskas, ne? Na nežinau, maža kas, o gal Valinskienė, o gal pats Butkus, bet čia dar ne viskas. Na kasgi dar daugiau? Televizinės laidos metu įstaigos direktorius, bendraudamas su laidos vedėjais ir konkurso vertinimo komisijos nariais, teigia, kad nuteistosios jį palaikys ir balsuos už jį. Nu kas čia tokio, jas gali balsuoti, dainuoti, matėm moka. Nieko tokio, bet yra vienas bet. Nu sakauski bet, sakyk už bet. Matai, balsavimas vyksta telefonu. Ir kas, kad telefonu, nelabai supratau, kolegai, kur čia lenkėt. Klausykitės, čiagi įkalinimo įstaiga ir nuteistosiams turėti bei naudotis ryšio priemonėmis yra draudžiama. Ai, tasau, tikrai kaip aš nepagalvojau, taigi kaip čia dabar gaunasi, a? Tai va, liūdnai gaunasi. Nu tu matai, mums sevonas joms uždalina telefonas ir Anis balsavo, ne? Klausyk, proto bokšte, jos už jį nebalsavo, nes neturėjo telefonų. Kodėl tu taip manai, kolegai, kad jas nebalsavo, neturėjo telefonų? O todėl, kad jeigu būtų jos turėjusios telefonus, tai kalėjimo šefas nebūtų iškritęs iš šio projekto. Teisingai, kaip aš nepamysliau, tai va, kurie pralaimėjimo priežastis. Žiūrėk, viršininkėlė, kitų kartų buvo gudresnis, išdalinti telefonus, tai pradėsiu šokti ar dainuoti, žinok, laimėjimas bus garantuotas.